gyvas yra priežastis, kodėl tu vis dar gyvas. Nu taip, jeigu eisim, tai ir nuveisim, kur kelias ves, ten ir nuves. Ir mes ir eisim tuo keliu. Mes vesim, ne kelias. Žmonės turi atsibusti, niekas mūsų neišgelbės. Nei Trumpas, nei Hujankas, nei Lukašenkas. Pokytis prasideda nuo savęs. Susitvarkykim savo supistą protą, išsivalykime emocinės traumas, visas, kurios nuo vaikystės prasidėjo, ir tada atsistosi tvirtai ant žemės, ir tada galėsi pas tų kiaulių ten prie Seimą nuvažiavę, su rimtu žvilgsniu, su kalaviju ant rankų, sakyti, blet, arba tvarka bus, arba aš padarysiu tą tvarką. O dabar nuvažiuoji pelės pošluotą, man čia tas nepatinka, ką tu gali pasiekti pelė būdams? Trekš su šluota ir sėdėk sau. Bet kai tu būsi liūtas, nuėjęs ten, visi ten drebės. Ir darys, kaip pasakyta. Pačių vibracija turi pakilti, mes turim pakilti savyje, kad galėtumėm atstovėti tai, kas mus valdo. Kol mes būsim pelės, nedirbsim su savim, niekas mūsų nesiklauso, dėl to ir nesiklauso. Nes kas pelių klauso? A skrusdėlių klauso kas? Liūto tik bijo. Reikia tapti liūtais. Kai mes būsim liūtai. Reikia gerai suraumoti. Tada ir to 10 000 maršas, kai buvo, suvažiavo pelių ir kažkiek biški krimstelė ten išgirdo kažkas. Bet jeigu nuvažiuotų 10 000 liūtų, koks pokytis būtų? Bet įdomiausia viena, aš kada pasiklausiau, kada buvo